Šitas visas parkas yra sukurtas tam, kad žmonės galėtų sužinoti daugiau apie mažuosius padarėlius, tai apie visus vabaliukus, vabzdžius, tiesiog sužinotų, kam jie yra, kaip galima juos panaudoti, kaip jie pritaikomi net ir buityje, kokios įdomybės yra apie juos. Pas mus Vabzdžių slėnyje žmonės gali pamatyti 32 skulptūras, 9 iš jų yra judančios. Taip pat turime drugelių, vabzdžių kolekcijas ne tik iš Lietuvos, taip pat ir egzotinių kraštų ir taip pat yra gyvieji eksponatai. Žmonėm yra labai įdomu, visi susižavėję, tai kaip ir naujovė Lietuvoje, tokio dalyko nėra buvę ir žmonėm labai patinka.